Iniciatyvinė grupė pasivadinusi Gerbk gyvūnų teisės sostinėje surengė teatralizuotą akciją prieš cirkus su gyvūnais. Atvirkštinis teatras, beždžionė dresuoja žmogų. Cirkas gyvūnams, tam tikra prasme. Labai sunku įsijausti į vaidmenį, nes beždžionės žiaurios. Pamatot, kai netlieki triukų, tai jos baudžia, visaip neduoda maisto, muša. Tai taip pat žmonės elgiasi su gyvūnais. Anot protestuotojų, cirkų gyvūnai laikomi nenatūraliomis sąlygomis, apribota jų laisvė judėti, ieškoti maisto, auginti jauniklius. Net jei gyvūnai gimė nelaisvėje, jie vis tiek turi įgimtų poreikių, sako gynėjai. Kodėl gyvūnai yra gimę nelaisvėje? Gyvūnai turėtų gimti ir augti laisvėje, ne nelaisvėje. Ir tai, kad jie yra gimę nelaisvėje, ir tai yra naudojama tarsi argumentas, kad gyvūnus galima naudoti kaip pramogų objektą, aš visiškai tam nepritariu. Protestuotojų teigimu, cirkų gyvūnai neretai laikomi itin blogomis sąlygomis, dresuojami žiauriais metodais. Baltijos cirko vadovas ponas Petras Variakojis žurnalistams teigia, kad gyvūnai nedarytų triukų, jeigu jie būtų nemylimi ir blogai prižiūrimi, kai tuo tarpu cirko ant vandens oficialioje svetainėje yra fotografijos iš pasirodymų, kur krokodilams yra užrišami nasrai. Ir tai tik tai parodo, kad nėra to geranoriško santykio tarp žmogaus ir gyvūnų. Reikia skaityti literatūrą. Jūs kaip girdėjot, mergina kalba apie tai, kad kažkur tai kažkas tai vyksta. Be to, dėl tų pačių, kad vandens cirke išnaudojami krokodilai, kuriems užrištos nosis. Atsiprašau, palei darbų saugą dresuotojas neturi teisę, kad plėšrus gyvūnas dirbtų be apynasrio, jeigu nėra specialaus narvo. Pasak Variakojo, dauguma cirko gyvūnų gimė nelaisvėje, todėl paleisti neišgyventų. Gyvūnų teisių gynėjai akciją surengė prieš Rusijos cirko ant vandens pasirodymą su dresuotais jūrų liūtais, krokodilais, pitonais. Они не дрессированные, то есть мы даже как бы не называемся дрессировщиками, то есть у нас тренинг, чистый тренинг, то есть животные, и мы повышаем их интеллект. Вот, вместе с ними также учимся, вместе с ними живем, кормим их и содержим, вот, и делаем им нужные прививки. Бобби? Ну вот. Соня.